Šiandien noriu kalbėti apie tai, kad iš esmės, jeigu labai noriu, tai padarysiu viską. Realiai. Ir čia noriu duoti vieną pavyzdį iš savo vaikų. Mano 5-metė Adelė, jinai labai mėgsta eksperimentuoti, gaminti, visokių prisigalvoti iš visko. Ir vat ateinu į virtuvę ir žiūriu, stalas visas nusiauptas, ten miltai, tešlos, košės, ten su vandeniu dar pripila kažkokių kvepalų, dar paspalvina su flamasteriais, nes spalvųgi reikia, tysta viskas, terliojasi, jinai tenai, vaiko nėra porą valandų ir aš taip stoviu, žiūriu į visą tą bardaką ir sakau, Adelė, nu kodėl tu taip darai? O jinai man atsako, nes noriu. Ir jinai, aišku, turėjo visą tą sutvarkyti. Bet kartais, kai labai nori kažką padaryti ir nuo to kaifuoji 2 valandas, tai 10-15 minučių nepatogumo tvarkant atperka tą visą malonumą patirtą. Ir taip yra, iš tikrųjų, mes iš vaikų galim labai daug pasimokyti. Taip yra ir gyvenime. Jeigu aš labai noriu kažką padaryti, pasiekti, pakeisti, tai nebus taip, kad tai pasidarys labai greitai, kad bus visada labai lengva, kad nebus kažkokių ten problemų, nesėkmių, ką reikės spręsti, kartais ir koreguoti tą savo planą, sakykim, bet jeigu labai noriu, tai aš tada pasiryžtu susidurti su kažkokiais nepatogumais, juos išsispręsti, įveikti ir pasiekti tą galutinį tikslą, kuriame aš jausiuos gerai. Nes viskas, ko mes siekiam, tai norim jaustis tiesiog gerai, daryti tą, ką norim daryti. Ir kartais šią dieną esame ne ten, kur norime, bet visada galima nuspręsti kitaip, pasiryžti, eiti, siekti ir patirti kažkokį tai vieną kitą nemalonumą, kurį visada tikrai visiems pavyksta išspręsti.